Sveiki žvejai. O, esam prie telkinio. Pabandysim pagauti taikią žuvį. Taikinys kaip ir karosas. Būna, sako, karosų pasitaiko čia pavasarį. Žvejų yra, nors ir paprasta diena. Bet ir čia sėdė, ir ten sėdė, ir nuo teltelio sėdė, ir su valtim. Ir visą kitą. Tai dabar ką, eisim, susimaišysim jaukų. Rišimės sistemas ir pradėsim žvejoti. Turime 2 jaukus. Pirmą kartą bandysim va tokius. Tai ačiū žmonėm, kurie davė. Čia gavom dovanų. Dovanotam arklį į dantį, sako, nežiūrim. Yra šokoladas, apelsinas ir saldų žuvies miltai. Tai nežinau, kažkurį reikia susimaišyti. O žvejybai obytė atskrydus. Kamanė. Nori naimat. Pūstas kvietys. Kukurūzo turim. Ir visokių, vat. Vakar įsigijom punch and mint. O punčas tai čia gėrimas, turbūt su mėta kažkokia. Karosui būtent skirtas kažkoks vat naujas afteriukas. Tada garlic and almond. Tai bus šiandien česnakas su riešutu kažkokiu. Ir čia kas? Roquefort sūris. Va. Paskui dar turiu kukurūzinių. Turiu ananasinių. O visko turim. Vat kažką bandysim, kadangi po 2 meškerės, po 2 kabliukus. Paskui parodysiu, kokių sistemų pririšau. Pasiruošiau iš karto. Va. Sakoma, jau gatavų. Gaudysim plauko sistemų, bet... Va. Suktukas. Kabliukas. Šeriklėlė paprasčiausia. Ir vėl kabliukas. Po 2 kabliukus, tai kadangi 4 meškerės, tai bus gerai bandyti. Įsigijom naują mikserį, vadinasi Mariaus ranka. Ale kaip gerai maišo. Oi, čia reikia užsukti, va dar pratrini. Čia suprantat, jeigu gerai įsimiegi, greičiau sukasi. Jeigu prašiau, lėčiau sukasi. Va. Gerai. Skaitosi metalinis jaukas. Aišku, būtų gerai čia per kokį sietą pratin dar kažką, bet neturiu aš nei iš sietą nieko, mes paprastai čia varom. Va, smakaluojam. Kitas, va, raudonas kažkoks. Daugiausiai, žinai, žvejyba juodkrantėj paprastai. Jo, kai visada pas mus paprastai. Pas mus mandrumo nėra. Mes nemandravau. Du skirtingi jaukai, vieną šėryklą, vieną pabandysim, kitą. Žiūrėsim, pažiūrės. Andrius tokius susidėjo. Aš bandysiu dėti vieną tokį. Viskas labai smagu, kad plauko sistema gauna, tokios raudonos nuo jauko, kad va, įkišė. Švari tokia gaunas labai žvejyba. Viskas, masaliukas uždėtas. Na ir viršui pabandysiu dėti kitokį. Karosų. Ale jau specialiai padarytas šitas. Va, tokį 2. Ir jauko. Bandom čia. Čia tokį bandysiu. Karmuškę prikišiu. Suspaudę. Ir valia. Ir metimas. Prie vienos karmuškės matos kažkas trinasi. Būna pajudina, valas pajudina. Viskas
Pykit žiūrovai, nepykit, kad ten mes laistom šventą daiktą į vandenį, bet žinokit, kitaip nesgauna. Va, šausim ant meškerių, tegu kad būtų kliovas. Davai. O, turėtų dabar važiuoti. O, žiūrėk, iškart kibimas. Čirkšt. Tai jeigu šitaip, tai man atrodo, nuvažiuosim, nupirksim, tokius 3 litrus supilsim. Sandriu kažkas judina. O. Bum, padarė kažkas. Reiškia aplinkui šitą. Aplinkui karmuškė trinasi. Valgo jauką. Ir žiūrėk, tik vienu metu kaip lenks, tai kaip duos, tai oho. O laimingi būsim vis. Andris bando ir su plūdžiu, bet nuvalgė jam. Ne, nuplyšo. Nuplyšo. Gal labai nėra iš vis. Kojos kažkokias plaukėja, matom. Bet ir patrukčiuojama, tai tam. Įdomiai. Andrius jau kirto vieną kartą, įsivaizduojat? Nieka. Yra kažkas. Kažką tais. O, atsikabino. Brač. Ale buvo užkibę. Parsitempiau, bet mažytė. Nu, koja gal Buvo kokia. koja kažkokia blum spardėsi. Bet nedasispardė. Na va, kol kas nieko gero. Keitim tik masalus, keičiam. Ananaso va nenori. Šitas. Čia butrikas kažkoks smirdalas. Irgi nenori. Bandysiu uždėti česnaką, kur Andriui buvo kibimas. Ir ant kito bandysiu uždėti šokoladą. Kas čia žino, nu ko jie nori. Užsipainioja, bet. Vieną jauką padariau kažkaip per lipnų. Neiškrenta iš šeriklėlės. Raudonas. Atrodo nėra, jisai va čia jau labai jau kad toks birus iš vis. Net padrėkint atrodo dar norėtųsi, bet realiai šitas dar iškrenta. O, kitam krante traukia turbūt karosą. O, pagavo karosą kitam gale. Pradės kaip vakarop. Nu, kas čia vakarop dabar, aišku, 2 valandas da dienos. Andris biškį nuvarė iki kambario, tai vienas dabar likau. Bandau. Visi dirba, šeriasi tik tai. Gal kažką prisikviesim, matyti. Nepakirtau, bet kibimas buvo jau neblogas. Rankogė. Sudėjau vien karosui boiliukus. Geras. Įdomiai, kad kai arčiau sumečiau kranto, kažkoks veiksmas biškį prasidėjo. Įmečiau jauką, pažiūrėti kaip dirba. Žit. Va koks. Vienu žodžiu, jaukas veikia, boiliai tirpsta, bafteriukai. Viskas atrodo gerai, oras geras. Bet kol kas karosų nėra. Gal dar ateis. Atrodo viską darai gerai, bet ne visada viskas gaunas taip kaip norėtum.
Kažkas užkibo, bet ne karosas, smulkmė. O gal. Raudė. Vėl raudę pagavau. Vėl raudžių pasiimt porą. Vakarienį išsikepsiu. Graži visai. Man česnako raudės eina geras. Paleisim. Turiu karosą. Pagaliau. O. Geras. Yes. Turiu gerą žuvį. Turiu gerulį. Žiaurinį. Išlaukti būsiu. Baisulinis karosas eina savo. Kosminis. Kosminis karosas. Vaidinokui. O tai tam pavavęs. O čia tai karosas. Čia tai ryba. Teko net nusimauti batą. Eik tu savo. Kaip jum aparatas? Dvi, žiūrėkit. Dvi raudės. Geras. Karosas buvo pagautas punčiant builiuko. Spėkit, ką darau. Bandysiu visur sudėti. Daugiau, mažiau. Kad būtų bent po vieną builiuką. Tokio skonio. Ir toliau lauksim karoso. Verta buvo laukt, matėt koks baisulinis. 54 centimetrai, įsivaizduojat? Andrius užkirto gerą, žiauriai gerą meškerė per linkus traukia. Ir svarbiausia, kad iš toli mes matom, ką jis traukia. Krūmą! Svarbu užkirtau. Daugiau ant to boilio negaudysim, ne? Kur krūmai kimba. Nesąmonė. Aišku, svarbu pakirtimas. Kokį šaką varo. Tas krūmas buvo kai atskaitos taškas, supranti, dabar mes turėsim kitą atskaitos tašką. Gerulis toks, sakyčiau. Šaka. Gal su ikrais? Nespurda? Ne. Eik, tu šiknon. Dar ir kuoja. Va. Pažiūrėkit. Va, Andriaus laimikis. Geras bailis, sakyčiau. Ir šaka, ir... Va, šitą ištrauksiu. Va. Vienu žodžiu, šakų gaudytojai. Kažką turiu, bet neaišku ką. Tai maskatuojasi kažką.
O, jie. Raudė. Raudės karosas. Šiandien lenkia stipriai su maisto valgymu. Atleido. Geras. Karasas. Opa. Turiu kažkūtais. Matei, kaip aš šokinėju? Tai. Jeigu gali su samteliu, padėk. Kažkaip per lengvai pradėjo eit, žinai. Nu. Jo. Jis eina į mane. O, karosas gražus. Yes. Vau. Antras. Bet matei, iš pirmo neišėjo jam paimti. Turiu antrą karoselį. Geras. Labai geras. Kokio? Ant to vien pačio. Ametinio. Jo, punčia ant mint. Ant metinuko. Nu gerulis. Jie gera. Ir va, žiūrėk, be užkarpėlė šitas. Tik. Nu. Buras. Smagiai. Ai, visų dienų laukiam ir sulaukiam antrų. Pažiūrėkit, koks geras. Aišku, tas pirmas, tai ten ne, ten PM4C maišytas, tai šitas mažesnis. Žiūrėk, bandysiu per skylutę įdėti. O va. Tilpa. Taip gražiai ėmė galvau karvą. Ne? Aha. O man tai tas, tu matai, kaip iš lėto, taip, čiuk. Man irgi taip iš lėto. Čiuk, bet jis pirmą kartą nepaėmė. Antrą kartą kertau ir jaučiu. Matai, kai šokau, viršų geras. Ne karosai. Gal ir yra bet koja, žinai kokia. Turiu vėl kažką, bet nediduko. Raudės. Duoda raudė šiandien cirkų. Ir jom patinka punčas su mėta. Visi vietiniai jau nusiėmė, jau naujus pakeitė nauji. O mes dar sėdim. Kai iš Vilniaus atvarai, tai kur tu bėgsi? Dabar mėtom į skirtingus taškus, į vieną, į kitą, į trečią. Bandam surasti tą žuvį. Yra kažkokia žuvis. Turbūt ir pabėgo jau. Ja. Buvo, bet pabėgo jį. Yra, tik tai ne karosas. Duoda kaip traskas. Jis bando vaidinti karosą, aišku, bet nesigausi. Pažiūrėkite. Jeigu šiandien neraudės, nu tai gal ir liūdna būtų žuklė. Viską jos ir valgo visus boilius iš eilės. Yra be užkarbos kabliukas. Vos iškrapštai. Mėsim toliau. Palūžam ir mes, tie, kurie nepalūžta niekada. Sakom, pabiškį vieniosim ir eisim šašlykų kepti. Nes kažkaip skrandis labiau jau mus užkariaut pradeda negu karosas. Ko čia dar prunkšt, eik va, valgyt. Jau valgo. Pūstą kvietį. Nors kažkas jau valgys.
Va, tiek. Ja ten daug pripyliau. Tai bus gerai. Nu, va, skanu matai. Valgo. Pūsta kvietį. Nem. Aha. Uodegą vizginam. O patenkinta. Ir taip pripyliau da kukurūzų. Gerai bus. Viskas vyrai, moterys, vaikai ir visi tie, kurie žiūrite. Seneliai, prosenelės ir visi žiūrintieji. Mes susirinkom meškerės ir eisim dabar namo. Viso ir iki kitų laidų. Eisim pavalgysim skanaus reikalo, šašlikėlio, mėsytės. Miegot rytoj į Vilnių. O, rytoj į Vilnių, tai. Eisim Liulių ir rytoj į Vilnių.